ką tu įvardintum vieną iš blogiausių sprendimų, ką merginos daro sporto salėj, kas kenkia jų figūrai? Blembački, šiaip taip, aš nematau salėje netinkamų pratimų, aš matau netinkamą techniką. O jeigu reiktų truputį paheitint, iš karto atsiprašau, nieko asmeniško, bet aš kiek matau gyvenime moteris, kurios labai ilgai savo gyvenime užsiima crossfitu, vat jos labiau savo kūną yra linkusios padaryti kvadratinį. Mhm. Bet tai yra turbūt vėlgi, aš grįšiu prie to paties, kad iš savęs, pats iš savęs crossfitas yra, fainas sporto šaka, viskas gerai, bet ten vardant tempo, tu aukoji techniką. Ir mes grįžtam prie to paties, kad bloga technika kartais yra susijusi su tavo kūnu, kaip tu atrodai. Okei. Pereikim prie mitybos klausimo. Mityba irgi yra labai svarbi sporte. Ir, žinai, būna žmonių, kurie nuvalgo pakankamai gerai, sveikai, tikrai renkasi, ką valgyti, ten gaminasi, žinai, tą, na. Bet jeigu mes taip išskirtume žmonės, kuriem pavyksta pasiekti rezultato ir kuriem nepavyksta, ką tu dažniausiai matai, kaip didžiausias priežastis, kodėl žmonės, kurie turi režimą, stengiasi miegoti, stengiasi ten viską daryti pagal taisyklės, bet jie su mitybos pagalba vis to rezultato nesulaukia. Kokias didžiausias klaidas tu matai? Išskirčiau dvi. Pirmas tai yra nepakankamas fizinis judėjimas, intensyvumas, krūvis, kaip pavadint. Ir antras, tai yra nedavalgymas, nepakankamas valgymas. Per mažai valgo. Čia atsiranda momentas, kad moteris ilgą laiko tarpą valgo nepakankamai, ane, ir tas šalia nepakankamai atsiranda nepilnavertė mityba. Tai va šitoj vietoj tavo kūnas yra laikui einant vedamas į, pasakysiu buitiškai, liaudiškai, medžiagų sulėtėjimą, kas, iš tikrųjų kaip ir nėra toks dalykas, bet tavo kūnas nori saugot tai, ką gauna. Mhm. Todėl jisai yra linkęs kažkur pristabdyt, kas tavo kūne yra negyvybiškai svarbu, tam, kad tas pačias kalorijas, kurias tu sumažinai, išsaugot. Ne? Ir sakykim, moteris save nuveda iki tam tikro lygio, kur jinai valgo 1000 kalorijų ir tas svoris vis tiek nekrenta. Ir ką tokiu atveju daryti, jeigu moteris yra tokioje situacijoje? Tokiu atveju yra, vadinkim, rekompozicinė dieta, mityba, kai tu žmogų vedi prie pilnavertės mitybos. Tu sutari su juo, kad tam tikras kilogramų padidėjimas šiai dienai yra neišvengiamas ir kad mes turėsim šitą etapą praeit. Mhm. Reiškiasi, mes pradedam po truputį valgyti daugiau, aišku, fizinis intensyvumas yra ir jisai pamatuotai didėja, su sąlyga, kad mes neturim virškrūvio, kad mes nedarom blogiau žmogui, ne, jeigu jis ten yra visiškam bade. Ne? Ir ką mes darom? Mes tuo pat metu didinam kaloražą, kas tai yra bendraja prasme energija, tada su tuo maistu, kuris didėja, mes didinam deficitą susidariusi per N laiko mikroelementų kiekio, tai yra vitaminai, mineralai, visi antioksidantai, polifenoliai ir taip toliau, labai daug dalykų, ne? Kas neša pliusą į kūną, tada didinam kaloražą, kas yra energija, ir šalia paraleliai mes tą energiją stengiamės panaudoti energijai. Reiškiasi fizinis krūvis. Nes žmogus, kuris jau yra šitame, vadinkim, plato fazėje, žmogus žmogaus kūnas yra linkęs labiau saugoti tai, ką aš suvalgau, nes aš nežinau, kas manęs laukia toliau, ne? Kitaip sakant, aš ir taip badauju, gal man bus dar sunkiau, tai yra išlikimo refleksas pas mus, ane? Ir tu po truputį tą apsauginį mygtuką, kuris jau yra įjungtas, tu jį bandai išjungt. Ta prasme, žiūrėk, aš tau duodu ir žiūrėk, vat jį čia reik panaudot, aš tau duodu biškį krūvio fizinį. Ir tu paraleliai didini truputį maistą, truputį krūvį, truputį maistą, truputį krūvį. Kūnas, kol neišjungęs to saugojimo režimo, jisai faktas, kad kažkiek pakaus. Ir šitoj vietoj nemaža dalis moterų viskas. Nutrūksta, paslysta, pabėga, dingsta, todėl kad jos išsigąsta, kad tas svorio augimas niekada nesibaigs. Mhm. Va. O kiek realu, kad tas svoris padidės? Kiek kilogramų maždaug? Įsivaizduokim, mergina sveria
65, a, turi ten, pavyzdžiui, to riebalinio sluoksnio, jinai norėtų sverti 57, 55, kad būtų liekna, liesa ir taip toliau. Ir jei vat, su 1000 kalorijų nekrenta ir nekrenta, kiek jinai nuo 65 realiai galėtų priaugti to svorio iki to momento, kai jūs pradėtumėt, jinai jau pradėtų valgyti ten 2000 su biškiu ir tada gražiai su tuo jau maistu pradėtų kristi svoris. Koks laikotarpis ir kiek to svorio jinai turėtų priaugti? Planas būtų paprastas. Aš turbūt nuteikčiau žmogų, kad stenkimės neviršyti 69. Mhm. Toks kritinė riba, kai į kitą 10 persimeta. Ok. Psichologinė riba, tai. Jo, psichologinė. O pats stengčiausi ieškot būdų, ne, kaip ten įtilpti iki 68, okei, 60, tebūnė ir 70, jeigu to reikia. Jeigu matom, kad tai vyksta. Bet maisto pakilimas, kuris vyktų laipsniškai, jisai ir priklausytų nuo to, jeigu mes matom, kad pradeda greičiau kilti, negu norėtume, arba ta riba pasiekiama greičiau, negu aš norėčiau, tada aš tą pakelimą suplanuotą maisto, ten tarkim 100-150 kalorijų plus, aš jį nutolinčiau. Ok. Tai yra palaipsninis įvedimas į didesnį kiekį, tuo pat metu kūną išvedant iš saugojimo ribos. Nesu turėjęs turbūt ilgesnio kliento negu 3 mėnesiai. Ok, tai jau per 3 mėnesius žmogus pasiekia tą momentą, kai jisai priauga Kažkiek 3-4 kilogramus Jo. ir realiai valgo vos nedvigubai daugiau. Valgo ne? tiek, kiek jam reikia, kūnas pradeda klausyti, nesaugo, ir tada nuo to momento mes pradedam po truputį mažinti, bet sveikam diapazone. Tai reiškia, Aha. paskaičiuojam, kiek žmogui priklausytų palaikyti tai kūno masį. Jeigu mes tą pasiekėm ir matom, kad didinant toliau kūnas sveikai didėja, bet sumažinus į palaikymo fazę jisai ir laiko, viskas ok, mes pagavom momentą, tai yra Mhm. tinkamas jam palaikyti kūno svorį, o jeigu mažinsim, mažės svoris. Kūnas klauso, tada pradedam sveikai mesti svorį. Mes šiek tiek kalbėjom apie mitybą ir dar yra vienas toksai iš mitų, iš baimių ir tas valgyk iki 6. Kaip su mityba vakarais? Jeigu žmogus mažina kūno svorį, ar tikrai vakare jam negalima valgyti? Ir iš viso žmonėm vakare patartina valgyti ar ne? Čia yra didelis blogis maistas vakare. Niekada nedraudžiu žmogui vakare nevalgyti angliavandenių ir niekada nedraudžiu žmogui šis vakare valgyti. Vienintelis dalykas, ko aš privengčiau, tai eiti miegoti su pilnu skrandžiu. Ne, todėl, kad šitas dalykas sukelia kitokių problemų mums. Teisingai. O toliau visa kita, kas tai liečia ten vakare nuo kažkelintos valandos nevalgyti, yra visiškas mitas. O jeigu sieti valgymą vakare su augimo hormono įtaka, kaip šitoj vietoj? Tai vėlgi labai paprasta. Mano bendros rekomendacijos iki miego 2 valandos nevalgyti. Bet tai ir yra susiję. Tame tarpe įeina, kaip ir pats pasakėjai, su augimo hormono tam tikrų langų. Ne? Tai yra geriau, kad tavo kūnas būtų suvirškinęs jau visą maistą. Mhm. Tai va. Bet tai yra ir daugiau dalykų. Ne tik dėl to, nes šitą aš neišskirčiau kaip labai apčiuopiamą naudą. Ne, tarkim, ten gal per 5 metus, per 8 tu rasi tyrimais labai apčiuopiamą naudą. Bet metų 2 prasme aš nemanau, kad tai būtų toks didelis pokytis. Bet tavo, sakykime, ten žarnynui, tavo virškinimo sistemai, rūgštingumui, sfinkterių veikimui ir taip toliau, ne, tai šitas dalykas tikrai yra labai svarbus. O su sportu vakare? Kaip tu patartum, pavyzdžiui, jeigu yra galimybė sportuoti bet kada dienos metu, ryte, ten vakare, sportas vakare yra geras pasirinkimas, ar visgi geriau kažkada iki kažkokio laiko sportuoti? Atsakymas čia labai paprastas. Kiekvienas sportas, ypatingai jeigu jis yra jėgos, o ten ne kažkoks, tai, sakykime, ten lengvas kardio, tai yra viena. Bet jėgos pratimai, jėgos treniruotė, jeigu vakare, tai faktas, kad jinai sukelia kortizolio kiekį. Ir jau tada bus sunkiau užmigti, ne? Ir esmė, kad tavo miegas tą naktį bus labiau paviršutiniškas, mažiau gilesnis. Tai, nors ir užmigsi. Taip, užmigsi faktas, tai čia yra tas pats kaip su tos stresu, ir tu turi padėjusi kortizolio kiekį. Tai aišku, aš nesakau, kad oi, nedarykit, ta prasme, jeigu turit galimybę sportuoti tik vakarė, ir kitų, žinai, tik geriau iš vis nesportuokit. Ne, tada gal geriau yra paieškoti būdų, kaip tai įtalpinti tinkamai į tavo dienotvarkę. Tai arba tai yra tomis dienomis, kai tik tai vakare sportuoji lengvesnis sportas,
Arba tada gal pridėkim kažkokių papildomų adaptogenų, sakykim, kokį nors ašvagandą, kuri puikiai tvarkosi su kortizoliu didesniu. Ir pasižiūri, kaip tu kasdienybėje jautiesi. Jeigu tu po savaitės sugebi toliau padaryti tą pačią treniruotę arba dar stipresnį, viskas okei. Jeigu tu matai, kad po truputį tavo jėgos senka arba tavo savijauta prastėja, reiškiasi, kad naktimis tau neužtenka laiko arba kokybės miego, kad tu susitvarkytum ir atsistatytum. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.